Plyšo. Ne, su Plyšo, įdomią pataikiau su Plyšo, tada pasiėmiau kitą. Robertai, su Plėšiai, batą. Įdomiai įvyko. Nu, suprantama, Turkijoje grindys nėra lygiaus, galima įrengti į duobę. Kvieskite batą. Lina, eik arčiau prie mūsų. Epitetai tau. Kol Juozukas negirdi, pavadinkim jį geriausiu rinktinės krepšininku. Bet jeigu Juozukas girdės, jis pasiims aišku savo tuos epitetus. Linas buvo išrinktas į geriausių žaidėjų simbolinį penketą. Bet man atrodo, kad geriausias penketas stovi čia scenoje. Su tavim, ar ne, Linai? Čia geriausia 12 žaidėjų stoja su manim. 11. Iš jų išeina daug penketų. Čia yra patys geriausi, kuriuos galėjai surinkti. O čia yra vyrai, kurie atidavė viskas, sveikatas ir toliau. Linai, mes turime tau specialią staigmeną. Klausimą tau, kaip ir prieš 3 metų, užduoda TV3 sporto žurnalistė Vlada Musvydaitė. Tai Linai, tai kaip šventė? Ne, tikrai ne. Mes geriam tik tai spraitą. O gal negali? Pergalės šampanas tegulėlės visoje Lietuvoje šiandieną. Aš asmeniškai ne, dėl vyrų nežinau. Linas Kleiza. Visi kartu, visi kartu. Mes už treneri, jie puikiai išmoko tai, ką sakote jūs kiekvieną dieną prieš svarbias rungtynes, prieš kiekvieną pergalę. Taigi, Kęstutis Kemzūra, krepšinio profesorius, kuris žino, jog taktika yra svarbi, tačiau daug svarbiau yra širdis ir valios savybės. Tai jo žodžiai. Treneri, vienintelis klausimas jums nuo visų sirgalių, nuo visos Lietuvos. Prisipažinkite, ar jūs lankėte magijos meno kursus? Nes tai, ką padarėte, yra stebuklas. Ne, aš lankiau tos kursus, jie slapčiom eidavo tos kursus.